Labas rytas, mano beberiukai mėly. Išvažiuosiu į Berlyną, nėra pagirių. 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 Vilčių nei daug, nei mažai, taupo į rankinį bagažą. Atsisveikinu skambiai, noms niekas neprašė, nepaeina, neduoda, neleidžia piliečių. Ar tikrai pavysiu pats, išbandyti norėčiau. Labas visiems, po labai ilgo laiko aš jau sveikinu su jumis. O sveikinu todėl, nes rytoj yra sezono uždarimas, paskutinis Ring Challenge'as. Nuotaikos ganėtinai sunkios, nes prieš tai buvau užsipylęs, ačiū man gražas, prieš tai buvau užsipylęs į BMW benzo ir išpyliau bagažinį 5 litrus, kol važiavau, bet viskas gerai. Bet laukiu rytojaus, lygtais nelyja, mašinos turėčiau nesadaužyti ir dar geresnės žinios, kad mano klasė važiuoja šiuo metu 18 priešininkų. Tai vėlgi bus linksma kovelė. Tai ką? Darau šitą video, nes ruošiuos dieną prieš. Užsimetu dabar semis likus, kad atvažiavęs nereiktų užsimest, rami galva būtų. Jo, tai viską pasiruošiu iš vakaro. Rytoj atsikeliu ir gazuoju. Nu ir ką, laikas prabudinti mano gražuolę. Kaip ir... O jo, papa, kaip minėjau, kaip benziną. Kaip ir minėjau, buvau išpylęs benzą. Čia. Bet lygtais jau pradžiuvo. Bet labai smirda benzinų garaže. Tai gal pravedinti reikia. Tai va. Dar porą dalykų, kuriuos noriu pasakyti. Šitam etapui gavau labai daug suniano. Tai aš jums parodžiu, kiek šiagau. Ir čia yra tik pusė jo. Net ne pusė, čia yra trečdalis. Tai padarom taip. Padarom konkursėlį. Visi, kurie žiūri šitą video, prieš išleidžiant šitą video aš įkelsiu postą savo Instagrame. Mano Instagramas yra čia, Azikiev Racing. Nueinat, pasekat ir ten bus įrašas. Jį įkeliat į story, palaikinat, pakomentuot greičiausias Kirgizas ir let's say 5 laimėtojam padovanosiu 8 suniano makaronus. Tai va, o apie rytojų važiuosiu su semis, niekas nesikeičia, nieko naujo, einu ruoštis, keis padangas ir manau susitiksim arba šiandien vakare dar kai krausim mašiną, arba jau rytoj ryte pasiemus McDonald'ą. Bučki jums visiems. Sveiki. Oi, mano užpūris išlapė. Labai nemalonus kelias buvo iš Vilniaus į Kauną. Lyjo buvo tamsus ir mes važiavom su semis likais. Ir vieną ranką McDonald'ą valgėm. Tai labai nemalonu. Bet va, sezono užsidarimas. Taip pat Kačergo gimtadienį šiandien rugsėjo 28. Yra kosminis kiekis dalyvių bus. Šiandien bandau kitą taktiką. Tai yra sulėkt, nestot ir nenusimetinėt savo oro padangose, o pakalbėjau su treneriu, kad išsiaiškint, kuris man geriausias slėgis. Tai prieš važiuojant pasidarau 1.8 visur ir tada gazuosiu. Sustosiu vidury, pasitikrint, kiek yra slėgio ir tada nenumesdamas toliau važiuosiu ir žiūrėsiu, kaip mašina reaguoja. Kitam važiavimai kitą slėgį darysiu. Tai va, tai tiek, ir manau, pasidalinsiu vaizdais ir įspūdžiais iš pirmo važiavimo. Bučkis jau. We ride like real men, we die like real men. O kodėl nuo? Mane nešioja į šonus, aš einu pėsčiom, striukytę plont, kišenėm tuščiom. Kad drąsiau būtų, užsidedu kapišon, gali ieškot mane, gal ir rasi. Tarp rytų ir vakarų gale tamsiausio štrasė. Vyrų 50 sumoku frau, dama šypsosi mirkteli richtigena. Sakė, atė nematytas draugas iš pagirių, kad varom į Berlyną molį pagirių. Ir ratų naujų sukaupų pinigų, saldesnis moterų lūpos toliau nuo namų. Širdis dega kaip Notre Dame, pachodke vandam, einu į Uban, nespėjau atsisveikint, sakau atėm. Važiavo komanda, išvažiavo pirmą važiavimą. Tai šitas dalykas labai greitas.
Bet žodžiu, iš trasos įspūdžiai yra tokie, jog vėl pakoregavo stabdymo zonas, tai prieš paskutinę stabdymo zoną prieš akius yra agresyvesnė, tai yra labiau įsuk turi. Ir išeina, kad lėtesnis ratų važiavimo laikas, tai važiuoju 1.29.1, esu savo važiavime 5 iš 8, lyderis 1.26.5, lyderis manos ir yra šitas Jarisas, bet dar nežinau tiksliai. Tai nežinau, mano tikslas šiandien kuo aukštesnė tiesiog pozicija pasim, kad pasipilį taškų metinį įskaitų ir šokti viršų. Tai va, tiek, tai grįšiu po antro važiavimo, 2.11.5, čia yra už pusantros valandos. Ate. Nėra pagirių, išvažiuosiu į Berlyną, nėra pagirių. Neliko ko, nepalikčiau, neliko nieko, ką pamėgčiau, neliko ko, nepalikčiau, neliko nieko, ką pamėgčiau, Gyvenam susigrūdę, vienam bute, įgūdę būt apsnūdę, malamės tam pačiam šūdė. Visi savi, dėl to ir nesirūpini, kad kol tu trūpinai, kažkas išgėrė tavo rūkpenį. Visi skirtingai atranda savo nišą, kas geria, kas rūko, kas blaivas iš viso. Kas neskuta barzdos, o kam vapšė viršūnės bitkom, tai bisti kurvas tol, kol ima mišti britvom. Važiuojam pailsėtis plešą, kai tėvynėje pabosta, kol dviese vagia malų, trečias skaito mum pamokslą. Gyvenam tuo pačiu ir tuo pačiu jaučiu kvėpuojam, kiek metų kambariokai pohui, nebeskaičiuojam. Šita chruščiovkė simbolizuoja repą ir kambariokas tas, kurio širdis į bitą plaka. Ateik ir tu į tūsą, jie iš to paties barako ir tik tai nuotraukos priimins, kai baigiam mokslą. Gyvena kaip gyvena, daug nesąmonių nemato. Išgeria alus, sekmadienius praleidžia su kalatu, bet ne maniškiai. Išsirinkau bepročius kambariokus, dar prikolų sodžiai, kad nustos abejočiau. Karpis vadas išgamas, sako daro išvadas, kokias dar fucking išvadas, kas nak po 3 damas. Svaras karpiai vara, uždraudė išeiti į barą, tai su mesijom jau viciokas keistus reikalus varo. Deda kiek rimtesnis, kol neišgėręs, išgėręs tapsinosim prie spaudos su akulioriais tėtės. Rimuoja straipsnius, pavardas ar svetimą daina, mūsų hebra ploja jam, nes puikiai tas išeina. Aš irgi ne auksinis, kaip čia pasakius, bet myliu savo hebrą, myliu hebrą taip, kad šakės. Ką, pravažiavau savo važiavimą, iškart nubėgau antrai grupiai pažįstamiem motocikletį, tai nusimetėm. Antras važiavimas nieko gero, pataisyt antrą stabdymo zoną, nusimečiau apie pusės, daugiau negu apie sekundę, 1.8.9. Nieko man šitas laikas neduoda, dabartiniai sesijoje su pirma ir dabartinė lieku 14 gal, žodžiu. Nieko gero. Manau, trečio važiavimo net nebevažiuosiu, nes neverta. Žiūrėsim, kaip šyvas pravažiavai. Žodžiu, pravažiavau ir prieš važiuojant iškrito vairuotojo stiklas. Įsik langą. Tada važiuojant eiliškumas, tai buvo kabintas, dėl to nurašytas veidrodėlis antrą kartą iš eilės. Ir tada buvau, išlėkiau į akmenis, per greitai atvažiavau, užsižiūrėjau kažkur ir išskridau į akmenis. Tai šiandien, žodžiu, manau, nieko nepešim, pažiūrim reisus ir manau, lėksim namučiau. Ką, viskas, susipakavom šmutkės, varau išmest šiukšlės ir uždarėm sezoną oficialiai ir važiuosiu namo. Patenkintas sezono uždarimo, ta prasme, realiai kuo tikėjaus, tą ir gavau panašiai, tik tai labiau mašina nukentėjo. Tai kitam sezonui turiu labai daug darbų, kur dar kol kas neatskleisiu, paliksim intrigą, bet manau, kad ten bus tikrai kosmosas. Tai sezoną uždarau,
nes kuo ten aš nėra paskutinis video. Ir turėsiu daug darbų, tai pafilmuosiu. Gal padarysiu kažkokį sezoną apibendrinimą, ties sezoną planus, ką per žiemą planuoju padaryti. Ir tiek. Na, o dabar tikiuosi, kad jums patiko video. Tikiuosi, kad jums video patiko ir susitiksim nebetrasiai. Aš atvažiuosiu pas tave, kad nusiraučiau naktį, gulėčiau kitas baloje.